Naujos gėlės, kurias noriu pasiūlyti jūsų gėlynams, tai margeniai. Išties margeniai, savo išvaizdą, savo lapyje džiugina mus, nedžiugina visiškai žiedai, žiedai nėra dekoratyvus, bet margenių labai dekoratyvi lapyje. Mes turime naują veislę, štai šitie margeniai, tokiais margais lapais, tai yra vienos spalvos augalai šitame pakelyje. Ir puikiai tiks kaip ornamentinis augalas gėlynuose, gali būti auginamas visas ištisinis, gali būti derinamas su kitais augalais. Tie, kas nenori tokių vienos spalvos margenių, mes turime ir margenių mišinuką štai šiame pakelyje. Vėlgi įvairiaspalviai margeniai, beliks jums tą sukurti kompoziciją iš ūgtelėjusių daigelių, kurie sodinami į nuolatinę auginimo vietą. Pradžiai išauginami daigeliai, vėliau sodinami į nuolatinę auginimo vietą. Dar viena nauja gėlė, tai yra petunijos, petunijų spalva, šita Černi Triumf. Išskirtiniai petunijų žiedai, tie, kas nori ypatingai didelių petunijų žiedų. Žiedai yra labai gražus, išraiškingi, labai dideli, garbanoti ir tikrai nudžiugins ne vieną. Kuo trąšesnė dirva, tuo žiedai didesni. Na ir gėlė sugrįžusi nauja mūsų asortimente, naujai sena, tai yra balzamininė sprigė. Auginamos jos tiek gėlynuose, vasaros pabaigoje pernešamos į kambarį, kur dar tęsia žydėjimą ir džiugina mus savo žiedais. Mišinukas, tokie statiški augaliukai su gausybė, kotas jų yra aplipę žiedais. Tai tiek yra, mes turime įvairių naujienų, gėlių asortimente, džiaugiamės jomis ir norime, kad jūs taip pat pasikviestumėte gėlės į savo sodybas. Gėlės nepamirškite, kad privilioja tiek drugelius, tiek bites, kurios pastaraisiais metais mes jau pripratome, kad jie turi būti mūsų draugais, lankyti mūsų gėlynus, džiaugtis mūsų užaugintomis gėlėmis ir gausinti mūsų daržovių derlių.